Šį vakarą vėl kalbėsime apie širdies gerumą ir atjautą kitam. Kartu su Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriais visoje Lietuvoje lankome vienišus, ligotus senelius. Kokia Dievo palaima, kad dar ir tokių žmonių kaip jūs, kaip šitus berniukus, kur pas mane atvažiuoja. Klaipėda. Kaip ir kitose Lietuvos miestuose, čia taip pat maltiečiai globoja tuos senelius, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Albinos pensija 650 litų. Paklausėme, kam užtenka tų pinigų. Mokėčiau susimokėti, vaistams nusipirkti. Ir dėkinga, kad mum atveža valgyti. Kad ir žinome atsakymą, bet vis vien paklausėme, o jeigu nebūtų galimybės atvežti? Būtų labai sunku gyventi. Ta galimybė yra tik tuo met, kai jūs aukojate. Šį vakarą mes vėl rodome, kur nukeliauja jūsų aukos. Tų žmonių gyvenimo istorijos per daug liūdnos ir skaudžios vakaro pasakojimams. Todėl tik keli faktai. Irena 17 metų nesikelia iš lovos. Bet aš nepasiduodu, aš tokia, kaip sakė, pasiutus biškė. Amputuotos abi kojos. Našlė. Sūnus žuvo prieš 17 metų. Gyvena viena. Jai lygiai 80. Pensija 640 litų. Ir dar maitinu vieną invalidą, juokėsi Irena, šluba balandį. Adolfas. Jam taip pat 80. Visiškai aklas. Žmona jį paliko. Gyvena vienas. Paklaustas apie giminės, nusijuokė. O jie dar už mane senesni. Pensija 800 litų. Adolfas buvo pats turtingiausias iš mūsų tą dieną aplankytų Klaipėdoje maltiečių globojamų senelių. Linkėk vaikeli, kad man dievulis pasimtų, aš kiekvieną dieną prašau, man neatsipūda gyventi, aš pavargau nuo tokio egzistavimą, kad laukti iš kito paguodos kokios padėjimą. Ar galite patikėti? Ta pati, taip nuoširdžiai kalbanti 90-metė senučiukė, dar turi vieną neišsipildžiusią svajonę. Ji sakė, apie tai galvodama save lepinu. Norėčiau da mano svajonę, kad dar kur sanatorijin išvažiuoti. Ji net susigėdo mums patviravusi. Mano, kad tai būtų labai brangu. Neįmanoma su jo 700 litų pensija. Toje sanatorijoje sutiktų net nevalgyti. Sakė, nebūčiau našta, mano poreikiai nedideli, bet kad nors kartą gyvenime. Todėl, jeigu dabar girdite tie, nuo kurių tai priklauso, išpildykite močiutės Stanislavos svajonę. O jiems visiems šiemet maltiečiai visoje Lietuvoje globoja beveik 2000 tokių pat skurstančių senelių, padėti galite ir jūs. Jeigu dabar paskambinsite bent vienu iš šių telefono numerių.